pridėkime trumpą atsakymą, kur būtų galima parašyti vieną arba du žodžius. Pridėti klausimą. Teste ir yra short answer. Tiesiog nedidelė eilutė, kur bus galima rašyti tiesiog atsakymą. Toliau. Parenkam egzamino testas, klausimo pavadinimas. Kaip vadinamas bevielio ryšio standartas. Bevielio ryšio standartas. Kaip vadinamas, kaip dar. Klausimėlis, kaip dar vadinama. 802.11g bevielio ryšio standartas. Klausimas. Vėlgi, kiek iš to 5 balų galima skirti? Galima skirti, sakykime, 2 balų šį kartą. Va, čia yra tai tiesiog teisingas, va šitai vietai mes turim nurodyti atsakymą. Kokį atsakymą reikėtų įrašyti ir tada, jeigu jis bus taip, toksai pat, tai studentas ir matys. Yra Wi-Fi technologija. Įvertinimą yra, šito klausimo yra 100% iš tų 2 balų. Nes galima padaryti keletą klausimų. Va. Bauda už neteisingą šiuo atveju gali būti 100%, nes, iš vieno karto galima. Va. Ir, aišku, galima nurodyti užuomenas, taip toliau ir panašiai. Išsaugoti pakeitimus. Matom. Ir pažiūrėkim, kaip tai atrodys. Reikia tą eilutę įrašyti su klausimėlį.